Nu va, ir mes rūkina mėsytę, kumpeliai mėsytė, antras reizas jau. Vienas išrūko, lašiniukai, kumpiukai. Storų nerūkinu, labai nemėgstam storų lašinukų. Va, nupirkau vamzdį, tokį laikiną greitai pasidariau. Vamzdis bet koks netinka, buvau nupirkęs pirmą vamzdį tokį kažkokį nuo nuotekų, kažkokių tai, sakė, yra nuodingi, negalima. Kažkoks tai necinkuotas, jo cinkuotas berods, labai nuodingas. Tai variau dar kartą į metalyną, nulėkiau va už 20 eurų. Čia naržaveikinis. Tai va jis nenuodingas. O taip visi kiti nuodingi, tai gerai, kad patari žmogus, nežinojau. Su slyva rūkinu. Va. Sušlapinu. Va, įsirūkinsi mėsytės bus. Pažiūrėjau, 10-13 eurų lašiniai parduotuviai. Nu tai kur tai matyta, kokias kainas. Va, šiau antrą kartą rūkinu. Daugiau netelpa, o venzerką statyti tai nenoriu. Galėtų biški vamzdis dar ilgesnis būti. Nereiktų taip tankiai ateit, kad liepsnos nebūtų. Buvo da viens, bet pagailėjau da 20 eurų. Nu šiaip jis nėra čia trumpas. Beveik 4 metrai. Va, kumpeliai baigia išrūkti, jau rytoj jiems dar vieną dieną ir bus gana. Nuostabus kumpeliai, jau čia antras reizas, jau pirmas irgi išrūkęs yra. Daug česnaką pridėta labai, pipiriuką, rasalę. Visada laikau, nepakeliu, jei. Va, lašinukai, va tokio storumą man pilnai užtenka. Neišlaikau. Va, įsirūkinu mėsytės, va, kaip įsipjauščiau, pasidariau, kad nenukristų netyčia ant nakties, uždengiu. Iki 12 rūkinam, anksti gultis neinam, po lauką darbuojamės. Šiltnamiai, braškės, daržai. Va. Bačkų prisipirkau. Tvarkausi visur. Tai va, mėsytės gražias, pasakiškas mėsytės. Dar vieną reizą. Kai pabaigsiu rūkyti, parodysiu, kaip gražiai kumpelį atpjausiu. Kaip gražiai išrūka. Tvarkingai. Smagu. Dabar dar nekaršta pats tas